Dar vienas banditas. Kiek galima? Kam dar vienas? Reikalingas dar vienas. Niekada banditų per daug nebus. Sveiki gyvi. Tai ir vėl banditas, tik tais neskubėkite išjungti vidosiko, nes prižadu bus tikrai įdomu ir bus šis tas naujo. Mocas Suzuki Bandit K1 600, tai yra mano būsimas, ateinančio ir dar turbūt nežinau kiek sezonų kasdieninis mocas, su kuriuo aš važinėsiu nuo namų į darbą ir taip toliau ir panašiai. Vietinės reikšmės susisiekimo transporto priemonė. Kodėl pasirinkau tokį daiktą? Dėl to, kad man pirmukai yra patys gražiausiai iš banditų, nes tas toksai retro stiliukas pas juos. Kitas dalykas, jie yra turbūt ir patys patogiausi. Tai tas mano 600-ukas prieš tai buvęs, tikrai jisai buvo geras mocas, bet tiesiog noriu aš galingesnio. Iš tikrųjų tai noriu ne tai, kad galingesnio, bet noriu mirties kapsulės, pavadinkim. Ir noriu, kad luptų nuo žemų sūkių, noriu, kad turėtų afigienus stabdžius. Investuoti į tą 600-uką jau turbūt būtų, švelniai tariant, nelogiška. Tai sumislinau, kad tą 600-uką aš parduodu už, gal dabar už kokį 1500, pavasarį už 1,718. Ir į tą sumą planuoju pasidaryti patį galingiausią mano žiniomis 600-uką. Galbūt nebus pats galingiausias, kas liečia kilovatų skaičių, bet kad bus pats greičiausias ir pasaulyje, tai aš turbūt tom net neabejoju. Turėjau daug iš tikrųjų apsvarstymų, ką daryti su motoru. Faktas, kad 600-uko modint nėra prasmės. 650 motorą griūsti, vėlgi ten būtų improvementas, bet pasižiūrėjau, kad jie nėra tokie pigus tie motorai, tai irgi logikos mažai. Tai ką darysiu? Turbūt jau nutokit. Taip, dėsiu dvigubai didesnę kubatūrą. Planas yra persidažyti plastikus, pasilikti užrašą 600. Ant dokumentų irgi bus 600. Realybė bus biškutį kitokia, kubatūros bus čiučiut daugiau. Aišku, ir skaičiukai bus truputėlį gražesni. Kadangi vien tik tais pakelti galę neužtenka, reikia ir geresnių stabdžių, tai priėjau išvados, kad reikia nusipirkti 1,2 litro banditą, kažkokį va tokį lavoninį ir tada bandyti susitverti iš visko, ką geriausia turiu. Aš tų dalių iš tikrųjų visai nemažai visokiausių turiu. Turiu ir 600-uko variklių išvardytų, ir 1,2, ir taip gyvas velnias visko likę. Kelis Frankensteinus sudėsiu į vieną ir padarysiu rimtą, tikrai įdomų mocą. Dabar sutvarkysiu tą motorą, kad jisai kurtųsi. Tas motoras vėlgi, jisai velniai žino kiek stovėjęs, velniai žino koks ten kuras, tas tepalas velniai žino kaip ten kas. Tai va kas ir man pačiam bus labai įdomu, tai bus galima pirmą kartą empiriškai pamatuoti, koks yra skirtumas paprastai sutiuninant karbą pagal, sakykime, pagal manualą ar pagal sveiką nuovoką. Ir kaip po to skiriasi tas galingumas to variklio, kada jau sutiunini su lambda zondu optimaliai. Ir bus galima pamatuoti visą šitą procesą ant dyno stendo ir žinoti tiksliai, bet ten jokių spekulacijų, kiek čia turėtų būti, kiek čia mano šikna jaučia, kiek čia pagyvėjo tas mocas. Tiksliai pasakys dyno stendas, kiek yra arklių į galinį ratą. Tai dabartinis 1,2 motoras yra 96 metų. Suzukis, kai juos pagamino 95 metais, 96 kažkiek tais jų pardavė ir atsiliepimai buvo apie tos banditus nelabai kokie. Dėl to, kad sakė klientai, sorry, hebra, jūs padarėt pernelyg brutalų daiktą, reikia kažką tais galvoti. Tai Suzas paprastai sprendė problemą. Iš tuo metinio 7,4 kW ir 98 Nm variklio jisai padarė 72 kW ir 83 Nm, apribodamas pagrindę per išmetimą. Tai šitas motociklas labiausiai iš visų, kiek man tekia čiupinėti, atsigauna, kada pakrapštai išmetimą. Pasidaro visai kitas daiktas. Tai labai įdomu, iš tikrųjų, kiek čia jisai išsuks dabar. Jisai iš tikrųjų turėtų išsukti, jeigu nedaugiau, tai bent jau labai panašiai, kiek standartas.
dėl to, kad jau dabar pas jį yra pralaisvinta duslė, tai aš truputėlį dar atstatysiu kuro mišinį, kad negadint variklio andino stendo, kad nebūtų liesa, kad nebūtų detonacijų. O po to jau bus galutinis tuninimas su lambda zondu ir ten jau paskutiniai arkliai bandomi išgaudyti. Tai jo, iš tikrųjų gana čiapliau ir greičiau einu krapštytis. Žvakės matau labai riebiai dirbusios. Iš esmės būtų galima turbūt kaip ir jas naudoti, bet kadangi turiu naujas, suksiu naujas. Nu čia įdomus dalykas, va tokį radau bairį ant žvakės, įtarimą turiu, kad čia buvo kažkas įkritę, beveržiant ir va toks šudeliokas liko. Na ir va šitas daiktas reikalingas pasitestuoti, kaip yra čia su tai žiežirba ir va. Nežinau, ar per kamerą matosi. Tai va, pavyzdžiui, nauja žvakė akivaizdžiai normaliai dirba, o sena visiškai kibirkšties nemuša. Ta vieta, kur rodžiau žvakės tam žiedelėje kažkas problematiško, čia va kažkas yra. Nu, žodžiu, šičia reikės pabandyti gal prasisiurbliuoti, su kembriku ant paprasto siurblio prasisiurbti. Jeigu ne, tada tiesiog turiu tokį specialų prasivalymą įsikišą ant ilgo varžto ir reikės prasivalyti šitą vietą, kad nekiltų problemų su žvakės prisukimu ir automatiškai su kompresija, nes jeigu šičia nesandaru, reiškia ir cilindras nenorės dirbti. Tai jeigu kada keisit senas žvakės į naujas, visą laiką pasidomėkit, kiek turi būti newtonmetrų užveržtos žvakės, nedaverši, tada kompresija išeidinės per šoną, perverši, prasuksi sriegį ir tada vaikyti bus reikalų. Iš karto ir visas bobinas prasitikrinu, ar ir pyplaidžius, kaip sakant, ar visi skelia kibirkšti normaliai. Tai darau tam dabar iš karto, kadangi jau viskas čia ir išardyta, išimti pyplaidžiai, pypkės. Tai dabar patogiausia ir po to nekils klausimų, jeigu nenorės jisai dirbti perrinkus karmą. Dirba. Nu ir va, prašau, yra čia dabar 3 cilindro. Nu, žiūrim. Prastai muša. Tai pajutau, kad jau paėmiau šį čia, bandau kurti ir pajutau, kaip per rankas, per pirštus eina elektra. Šį čia reikės nusipjauti centimetrą laido ir persisukti. Kažkur pramušinėjo, bet ties ta vieta maždaug. Nu va taip, va, jisai atrodo. Biški baisokokas. Bet aš jau nerodysiu, kaip čia ką viską darau. Nes jeigu norit pamatyti, kaip aš darau karbus, tai senesnius video žiūrėkit, o šitą tada padarysiu greituoju būdu. Nelauktų dalykų čia yra dabar su tuo mocu. Susirinkau karbą, susidėjau, žodžiu, kurt ir kalimo garsas. Ir būtent iš to 4 cilindro, ten kur kažkoks tas šūdas, kur aš filmavau, kur radau, tai tam pasirodo yra lysta, kažkas daryta ir kažkas tais palikta. Pasižiūrėjau, galvos tarpinė keista ir įtarimą turiu, kad tiesiog beveržiant kažką tais paliko ir prispaudė. Na ir siekia stumą. Stumą tai tenais vos padaužė, tai nežinau, ar padaryta žala, nepadaryta žala. Bet įdomus momentas, kad taip sukant starterį nieko nesigirdėjo. Ten matyt labai švelniai, arba jau prieš tai prasidaužė, bet sudėjus žvakes užkūrus girdisi tas garsas ir nėra gerai. Ir kas svarbiausia, aš tenais valydamas, po to prapačiau, bandžiau prakrapštyti, pasiekti, niekas tenais nesidarė, bet matyt paliečiau ir dabar užkūrus girdisi. Ir jisai toks įdomus, žinai, kartais yra, kartais ne. Nieko kito nebus, teks ardyti, imti galvą lauk. Dar turiu vilties, pabandysiu vieną bairį, tai pabandysiu prasipūs dar gal kažkiek tais būtų visai neblogai, jeigu nuo viršaus to cilindro tas šūdas nukiptų. Neįsivaizduoju, kaip įmanoma prieiti tenais nukrapštyti, gal dar pabandysiu iš nerudeikos pridėtinės stigo vėlos išsilankstyti tokį kaip kabliuką, prasikišiu pro skylę
žvakės ir pabandysiu, gal pavyks tenais jį tokį, kaip pasakyti, V formos užlenki, įkiši, jisai po to atsilenkia viduje į patį cilindrą ir galbūt pavyks nukrapštyti. Tai jeigu tenais nėra žiauriai labai prikepęs ten tas reikalas ir jisai nusikrapšto, gal pavyks ir be variklio ardymo, bet daug vilčių į tai nededu. Nu kaip, problema tai tokia kaip ir didelė, kaip ir ne. Svarbiausia, kad pasižiūrėti reikės, kad nebūtų pažeistas stumas. Cilindrui tai lyg ir nieko, nes su kamera prasifilmavau, jokių įrėžimų kaip ir nematyt. Yra kitas dar vienas variklis, 1,2 litro, jisai toksai apardytas. Tai bet kuriuo atveju bus daug ardymo, daug žaidimo, tada aišku reikės ir tarpinių, galvos dangtelio, pačios galvos tarpinės, kas jau sufleruoja, kad tai vėl papildomi finansai, papildomas žaidimas, daugiau laiko, ko aš šiuo momentu nelabai turiu, bet bandau žiūrėti, kas čia gausis. Blogiausias dalykas, kad aš labai norėjau pasižiūrėti Andino, ką jisai išsuks, ir aišku, su tokiais bairiais aš Andino jo sukti negaliu. Reiškias, nepažiūrėsim, nes dabar nusiminėti ten tą galvą, tai aišku turi išsilupti lauk variklį, nes čia vietos per mažai, gal ir užtekti. Bet ir po to užveršti ten tos varžtus čia... Geriau neparodysiu, bet kiek įžiūriu, čia bus ardymo metu matyt chamutas likęs. Ir kas svarbiausia, jisai prispaustas buvo su galvos užspaudimu, užveržimu, nes jisai nenusikrapšto visiškai, bet po to matyt, čia irgi nesimato per kamerą, bet vienai pusėje matosi, kad ta vieta chamuto, kur yra, kaip pasakyti, juostelė su sriegiu, tai buvo prispausta, matyt, sujudinus užteko, kad jį pasiektų stumas ir teks ardytis, krapštytis. Tai jau nusiėmiau išmetimo koliką, gerai, kad buvo ką tik ardyta, matyt, prieš nusprendžiant parduoti buvo padarytas remontas. Matosi tarpinė, kad lysta daryta, pastatyta ant hermetiko, sena tarpinė ant hermetiko tiesiog pastatyta. Galbūt lykino tepalą, tai čia buvo toksai sprendimas paprastai pigiai susitvarkyti. Ant Viktoriuko pasodini, perverži ir viskas. Bet užkūrė matyt, išgirdo garsiuką ir pardavė. Pirkdamas arba tada išsisukinėjai ar daisi kiši endoskopą į cilindrą žiūrai kaip kas, bet papult bet kas gali ant meistrų. Kita vertus, nelabai gali pikti, kai mocas yra už 400, kitaip tariant, ant dalių parduotas. Žiūrėkit, vaizdelis. Ir padaryt, ir nufilmuot. Yra challenge'as. Žiūrėk, gal prieis. Gerai, dabar jau padėsiu kamerą, bet bandysiu, gal pavyks tokiu būdu nukrapštyti tą šūdą. Nukrapščiau. Čia guli dabar jisai ant cilindro. Tiksliau, ant stumoklio. Dar čia, čia reikia pažiūrėti, dar kažkokių tais šudeliokų yra. Jau čia nuvažiavau, žodžiu, labai sunku su viena ranka ir filmuoti su kamera ir dar su endoskopu. Žodžiu, dabar ką darau? Jungiuosi siurblį, statausi kembriką ir kišu šį čia į skylę ir išsiurbliuoju viską, ką tenais randu. O tada bus sekantis žingsnis prasiplauti tą cilindrą su tuo tradiciniu plovikliu, nes yra, nežinau dabar tenais, ar tenais su tuo dratu įrėžiau, kaip pasakyti, nuvaliau ten tos visus nuodegulius nuo galvos, o gali būti, kad yra ir įtrūkus pati galva tarp vožtuvų, kas šiaip logiškai mąstant labai mažai tikėtina būtų, bet maža kas, tai bandysiu prasiplauti iki švaraus, gražaus aliumo, pasižiūrėsiu, ar ten iš tikrųjų yra krekas, ar čia tiesiog nubrukta. Bet yra vilties, kad aš jį surinksiu, padarysiu, paleisiu be lindimo iki vidurių. Nes labai to nenoriu, nes ir
finansai papildomi ir šiaip, labai daug darbo. Tai žvakės dydžio šlangiukas pajungtas. Dabar jungiam viengungio džiaugsmą ir bandom išsiurbliuoti viską. Žodžiu, žiūrėjau, tyrinėjau, neįsivaizduoju, kas čia per šudeliokas, bet jisai jo, čia jau seniausiai papuolęs, kas surinkinėjo, kažką sugebėjo įmest. Ir, biški žalos padarė, bet jinai ten tokia minimali, tai dabar ką, matuojasi kompresija turbūt. Aišku, dabar einu, prasišildysiu biški tą cilindrą su fenu, normaliai, kad ten būtų koks 30 laipsnių, tą purškalą eilinis iki savo praplovimui suleisiu. Aišku, dabar jo čia užkur turbūt nelabai bus galimybių. Nors iš tikrųjų tai ką, viskas kaip ir pajungta. Tik tais, kad biški ten išmetimo kolikas nuimtas gali pašaudyti. Arba gal tiesiog uždėsiu atgal išmetimo koliką. Ir pakūrensiu, kad prasidirbtų. Pasižiūrėsim, kaip su kompresija reikalai. Tai dabar reikia susirasti, kur nukišau feną. Pasišildysiu normaliai per išmetimo portus cilindrą. Kokį 30 laipsnių, kad bent jau būtų. Tada pripuršiu to marmalo, kur tirpdo visus šlakus ir panašiai. Prasiplausiu aš jį, tą cilindrą. Tada gal dar reikėtų iš tikrųjų užkurt, kad prasidirbtų. Bet gal ir čia bus ok. Ta kompresija tenais tam cilindrė gera, tik tais dabar neaišku, kaip sakant, dabar ar užkūręs aš nepridariau čia nais žalos. Apsifilmavau, apsižiūrėjau visus taškus, tai ant stumo yra žymių, ant galvos yra žymių, bet kiek prasizulino tas stumoklis, žymių ant cilindro nėra. Tai gal tada, jeigu daugiau duosiu prasidirbti ir neatsiras jokios žymės ant cilindro, tai tiesiog renku atgal ir bus taip, kaip yra. O jeigu kompresija dabar bus sumažėjus ar dar kažkas tais, faktas, reikės žert. Jaudinos iš tikrųjų, prisipažinsiu. Sukau jau dabar žvakę, prieš tai dar prasukau kelis kartus starterį, kad visas šūdas čia išsitaškytų, lyg ir išsitaškė, velniai žino. Bet dabar pirmas kūrimas. Nežinau, užsikurs, neužsikurs, bet labai tikiuosi, kad nebus kalimo ir kad užsikurs. Duslė tai tiesiog, kaip pasakyti, koliką uždėjau, duslę tik tais prikabinau, kad nenukristų. Bandom. Opa! Čia biški per koliką leidžia, nes nedaveršta. Nebekala. Jo, tai čia betarpinės tas. Ir dabar tas visas šūdas, kur sudėtas, turi nudegti. Ok, liuks. Aišku, dar, kaip pasakyti, neperšūkęs griovio, tai nieko nesakau. Duosiu dabar 15 minučių prasidirbti, kad išdegtų, išeitų viskas iš cilindro. Ir tada galvoju, gal visiems cilindram tą pačią procedūrą padaryti, bet jaučiu neapsikrausiu, nes kompresija labai gera, bet praplovęs šitą cilindrą išsisuksiu žvakę ir pasižiūrėsiu, kas toliau. Reikia užsidaryti garažą, kad tos šlikštynės neprieitų. Geras, kaip labai lengvai užsikūrė, dirba lyg irgi gražiai. Čia tie barškesiai tai vėlgi išmetimas nepriveržtas. Viskas, pakankamai čia aš jį pakūrenau, užkaito kaip reikiant. Dar pasidarysiu sinchronizaciją. Biški jaučiasi, kad toksai neideliai saukius priiminėja.
Viskas, iš tikrųjų galima varyti ant Dyno stendo pasistatyti, tokį visą praardytą. Biški paveršiu, gal tik tais ten tuos kamutus, kad tai baisiai nebarškėtų, gal net ir neveršiu. Tiesiog taip paprastai nuvešiu, prasuksmą ir tiek žinių. Tai dabar klausimas, kada mane priims. Nu ir dar reikės tą prasičekinti cilindrą. Toj dabar einu atvies, įkišiu kamerą ir pasižiūrėsiu, kaip tenais vaizdelis, bet labai tikiuosi, kad viskas ok. Nu šiaip tais vaizdas neblogas. Garsas irgi. Nu ką, bandom. Va, prašau. Kompresija yra. Nu viskas, pasikroviau mocą, pasiėmiau va privatų šoferį, važiuojam pas Ryčką, statysim ant stendo, matuosim, ką jisai tenais tų arklių išbezda. Matematika yra paprasta, jeigu 72 kW į smagratį, tai reiškia, į galinį ratą turi būti mažiau per 15%. Tai čia turėtų būti į galinį ratą atsisukti apie 60 kW. Nu taip teoriškai mąstant. Praktiškai toj pamatysim. Nu kadangi šičia nėra jokios startinės, tai automatiškai išmetimas jau yra laisvesnis. Šičia kolikai irgi tik tai preliminariai prisukti, nepriveršti. Tai kažkiek turėtų geriau alsuoti. Bakas, va štai toks. Išmetimas, blėt. Va štai toks. Visas modsas štai toks. Nu, dabar planas yra ne kilovatus atsukti iš tikrųjų, o nesudegti bent jau. Neužsidegti, o, Ryčka, matau, pasiruošė. Gerai, tai, nu va, geras pasiruošimas ant Dyno. Jo. Tai geras pasiruošimas prieš sukimą ant Dyno yra must. Gesintuvas paruoštas, viskas paruošta, gerai, kuriam, sukam. Žodžiu, turėjo būti 8-5 arkliai, 100 arklių į galinį ratą. Tai kosmosas, dabar plecha, sutiuninsiu, žinai, reikia, kad daugiau išsuktų, žinai, nes nebus ką hebrai parodyti, bet blemba, pasijungsiu dūslis, nukris gale, eina šiek, nu jo, šiaip įdomus momentas, nu bet kuriuo atveju jau knisios prie jo tiek, tol, kol padarysiu, kad daugiau būtų arklių. Bet žodžiu, kosmosas. Tai dar čia viską sugaudžius. Nu, pažiūrėsim, kas čia iš jo išeis. Bet 100 į galinį ratą. Tai va šito moco ir yra visa paslaptis galios. Jos, sakykime, standarte mažo kiekio, pavadinkime taip, kad jisai yra labai stipriai priribotas vien tik tais iš išmetimo. Tai kadangi jisai yra jau dabar buvo sukamas ant stendo praktiškai kaip su laisvu išmetimu, dėl to jis ir prigeneravo ten tų arklių tikrai nemažai. Dėl to labai smagu man su šitais mocais dirbti, dėl to, kad perdarai duslę, biški pakrapštai karbus, biški pakrapštai filtradėžę, naujos detalės, žvakės, filtrai ir padarai visiškai kitaip važiuojantį. Ir žmogus būna šypsena nuo ausies iki ausies. Tai dar kartelį dabar aš jam darau visiems cilindram plovimą, supyliau tą marmalą, daviau prasistovėti karštam varikliui, nu ne karštam, šiltam. Dabar padidintais ūkiais 15 minučių dirba, kol visas tas grūdas išdegs. Čia yra jau nuplautas, paliktas, aišku, tamsu nelabai matosi, paruoštas kitas rėmas. Ir dabar prasidirba,
Viskas, įsileidžiu tepalą, įsiardau, nusiemu priekinės šakes, pradedu matuotis, įsiemu variklį, pradedu matuotis, kaip yra su rėmu, ką reikia perdaryti, perdarau tavą stovintį rėmą, kad šitas variklis ir visi šitie agregatai susidėtų ir tada jau bus galima vežti, kai jau bus perdarytas rėmas, kad jį nusmėliuotų ir nudažytų milteliniu būdu. Nu ir dažysis toliau jau šakės, nuolatos vakolbos, galinės šakės, pakojai, tilteliai, auksinė spalva, kaip ir sakiau. Nu ir toliau visi kiti dalykai bus matyti. Mocas po biškį va toks va tampa, visi varžtai į krūvą. Tai puzlė tokia tikrai nebloga laukia. O dabar džiugioji šiandienos žinia. Šakės lygutėlės. Belė kaip happy. Aišku, čia mano aparatas toksai yra per 5 minutės pasidarytas. Nes maniški kažkas pasiskolinat ir negražinat. Tai čia biškitas toksai yra, kaip su ranka pastumdai. Bet jeigu nefilmuočiau ir tolygiai su ranka sukčiau, matytųsi, kad rodiklėlė neįkrust. Žodžiu. Belė kaip faina. Ir abidvi plunksnos tiesios. Yra kažkurio čia vietoj įkirtimas, tai kur yra labai svarbu. Žiūrėkit. Čia yra su kažkuotais stipriu įkalta. Jeigu šitą reikalą paliksiu, akivaizdu matosi tepaliokas jau sunkėsi. Tokių dalykų negali būti ant tos darbinės zonos. Nu čia tarkim, kur yra jau už tiltelio arba kur tilteliai spaudžiasi, čia vienodai šviečia. Bet šitoj darbiniai vietoj jokių tokių bairių negali būti. Gali būti biškutį dobytė. Jinai, jeigu ją užpoliruoja ir nėra aštrių braunų, labai minimaliai ten to tepaliuko gali patekti. Bet ten kažkaip pasakyti, didelės žalos tas nedarys. Bet va šita, kur yra aštri, jeigu aš ją palikčiau, jinai to jau pat suėstų salniką, riebokšlį ir vėl pradėtų tepalas sunktis. Tai šiandien planas yra jau išsiimti variklį, išsiardyti ir pasižiūrėti, kaip yra su fitinimu kito variklio. Kaip ten su tą kitą rėmą ar eis susidėti ir visas dalis pasiruošiu, kurios miltais dažosi, kad galėčiau šiandieną nuvežti. Gal laikas ir neleis, bet bent jau rytoj iš ryto tada bus galima. Ir atiduodu visas tas dalis, kur ne pats darau, kad tvarkytų, tai bakas, ten šakės, tilteliai, pakojai ir panašiai. Kol jie dažysis, bus galima sumontuoti video paleisti, kai nusidažys bus galima jau ir kitą filmuoti. Tai kaip ir sakiau, video bus tikrai įdomus, bet nebus labai dažni. Vien tik tais dėl to, kad ne viską pats darau. Aišku, iš kur ten tie varškėsiai buvo. Viskas čia atitrūkę. Reikės persiverinti, tiesiog planšą normaliai pasidaryti. Man čia problemų didelių nėra. Viskas, paskutinis varžtas eina į vietą. Kam aš taip darau? Įsuku visus rėme esančius, ir kitose dalyse, kurias dažysiu milteliniu būdu, varžtukus į sriegius, tam, kad nereikėtų po to labai daug laiko deginti ir kiekvieną tą sriegį praeidinėti su sriegikliu. Prisukti jį reikia irgi tik tais, kad šitoj vietoje jau išlenda ir viskas. Kodėl daug negalima prisukti? Dėl to, kad išlenda tas sriegis į viršų, jisai pats nusidažo ir kai išsukinėjai, irgi yra po to vargo išsukti. Tai žodžiu, visus sriegius. Visur pilna varžtų. Dar yra vienas momentas. Guoliavietės, abojimos vadinamos, paliktos yra senos. Tam, kad kai dažysis irgi, kad nereikėtų valinėti po to, ten žaisti su šaroškiam, škurkiam ir panašiai. Palieki abojimas, po to jau po nudažymo išsimušies ir gali presuoti naujus guolius. O šitas žaislas viskas. Tik tais variklis rėmė liko ir filtradėžė. Filtradėžę reikia nepamiršti, pirmą susidėti, po to tik tais variklį, nes bus po to daug ašarų. Įmanoma įdėti ten generą nuėmus, bet čia labai daug papildomo žaidimo. Tikrai to neverta daryti. Ir kas dar gerai yra, kad šita ranka yra identiška ir pas 1.2 ir pas 600, tai man ką tiesiog tai reikės šitą nusukti ir naudoti ant ano rėmo, o kitoj pusėje tiesiog sukombinuoti tokius 2 sriegius. Ne problema, paprastas darbelis, toj pasidarysiu ir galima bus viską vežtis miltuot.
Dar ir šitus kaverius noriu auksu nusiterliuoti, nes jau tokie ne patys gražiausi, bus dar daugiau kontrasto. Išmetimo nusprendžiau, kad nedažysiu, paliksiu blizgų tokį auksinį, nukaitusi standartinį. Nėra čia ko iš tikrųjų išsidirbinėti. Šiaip tai stebėtinai geros būklės yra visi elementai, ką aš ardau, ką randu. Gumos nei sukeižiusios, nei kietos, nei ką. Apart pravodkės tai aš jaučiu ieškosiu naujos, ne naujos, kitos nusipirkti, jeigu tai įmanoma, jeigu ne, tai bus be galo daug žaidimo, diena turbūt kaip nieko, kol susigaudysiu visus liekus, kur tenais kas yra pridaryta, nenoriu, kad antrą kartą gaisras kiltų. Ta plastika, kur eina po akumuliatorium, irgi nusipirksiu, ten, daugiau 5 eurų tikrai nesiruošiu aš už jį mokėti. Dar keletas tokių šmutkių dasipirks, bet kadangi mano planas nesigavo, mano planas buvo šitą mocą tiesiog pasiremontuoti, pasidaryti, kad aš jį galėčiau eksploatuoti kasdieną, bet gaunasi taip, kad aš darau jau restauraciją. Dar kas svarbiausia, draugelis palasdavojo mane, sako, tik tais nedaryk, kad eilinis iki restauracija gautasi. Sakiau ne, nesigaus. Prisikalbėjau eilinį sykį. Rėmų perdarimo darbai. Tai dabar šičia jau yra nupjauta ta 600 ausis. Pasižymėtos idealiai ten, kur turi būti skylės. Nelabai čia matysis, bet šičia įmušta maža skylutė tam, kad gręžiant būtų idealiai galima pataikyti į tą vietą ir nepramauti. Tada šičia dabar reikės išgręžti ir čia su 9 milų grąžtuliu. Tada įsisukti šičia varžtą ir kad įsidėtų grinai per vidurį ten, kur priklauso šita veržlė. Ir storis jos yra tinkamas ir jinai pati yra skirta būtent virinimo darbam. Tai jinai užsidės, tada prisikabins, tada suksios šitą daiktą tam, kad abidvi veržlės būtų idealiai taip, kaip jos priklauso, kad nei viena, nei kita pusė nebūtų pavirtusios. Tada išsicentruosiu, prisisuksiu, čia bus tarpelis biškutį, tai prisikabinsiu dar keliuose taškuose, tada bus galima šitą jau nusisukti ir apsivirinti perimetru visas tas abidvi veržlės. Ir viskas, taip paprastai viskas pasidaro, po to tiesiog užsidės šitas ant šičia, prisisuks ir viskas. Iš principo būtų galima dėti ir ant tų 600 ausų, biškį pakoreguoti tik tais skylę, bet šito varianto nesirinkau dėl ko? Dėl to, kad 1,2 litro bandito tas mountingas, jisai yra ant pagalvio ir variklis skirtingai kaip 600, 12 žymiai mažiau vibruoja. Čia yra vienas iš tų tokių momentų, kada mocas, kuris turi didesnės kubatūros variklį, mažiau vibruoja. Tai dėl tokių smulkmenų. Nes šičia variklis, kaip sakant, stovi ant pagalvių. Idealiai išsitiesinta, dabar reikia apsivirinti tiesiog. Žodžiu, jeigu kažkas pasakys, kad lengvai įsideda variklis į 600 rėmą, spjaukite veidą. Tai čia dabar pas 600 yra vienas laikiklis ir tas laikiklis maždaug čia stovi, nes 600 radikas yra mažesnis. 1,2 litro radikas didesnis, tvirtinimai skiriasi, tai jau šitas pervirintas. Ir negana to, stovi pas 600 tik viena ta auselė. Šičia dabar jau nuo rėmo nupjoviau, uždėjau ant šičia. Tai šičia irgi jau dabar yra 2 ausikės, ten kur ir priklauso. Ir dėsiu visgi šitą 600, nes jisai geriau į skylės kažkaip tai telpa. Tas nuo 1,2 nenori įsimatyti, gal kažkas biškutį skiriasi rėmo konstrukcijai. Tai čia jau nupjauta, paruošta padaryti va štai kaip šičia. Jo, daug darbo, daug žaidimo, bet kur dėsies. Tai dabar visas laidynas ardosi sena iziolkė. Bus ieškoma, kur yra skrūtkės ir visokios kitokios nesąmonės. Reikės sutvarkyti, kad antrą kartą nebūtų gaisrų. Tai nesigaus ta auksinė spalva dažyti dėl to, kad dabar tų dažų neturi, reikia užsakinėti. Ir jie pakankamai dar ir brangus, bet vėlgi, kaip pasakyti,
tikslo būčiau aukojęs aš ten tuos finansus. Bet terminas visiškai nedžiugina. Ir žinai, kai uždaro duris ir atidaro kažkas langą. Tai čia dabar irgi buvo tas toks momentas. Blema, galvoju, juodo, dar vieno juodo nenoriu. Noriu, kad šitas būtų kitoks. Ir galvoju apie visas spalvas. Ir ten tas yra, kaip ten ką dažyti. Ir sumislijau, kad jeigu ne juodas, tai baltas. Nes baltų banditų galvoju, ar iš viso su kada nors matęs. Tai bus kontrastas, nebus visiškai baltas banditas, variklis be abejo liks juodas. Darysiu biškį taip daugiau kontrasto, aišku. Jeigu jau plastikai bus balti, tai variklis juodas, išmetimas juodas. Žodžiu, toks baltos juodos kontrastas su truputį daugiau juodos. Ratai irgi bus juodi, tai dėl to, manau, atrodys pakankamai žaismingai ir pakankamai įdomiai. Dabar dėl šakės. Šakė sakė nenudažys, nes tenais neįmanoma ir panašiai. Dangtelis irgi sankabos ale nenusidažys. Tuoj parodysiu, ką sugalvojau. Kamputukas, euras į skylę, kur eina akutė tepalo ir čia varžtas. Va tokiu būdu galima bus nesugadinti akutės smėliuojant. Taip, tai bakas ištiesintas, išvežtas dažyti, plastikai išvežti dažyti, rėmas irgi laukia dažymo. Faktas, kad man čia dabar iki sausio vidurio niekas nieko nepadarys. Na tai palauksit sekančios serijos, bet tikrai verta laukti, nes, blemba, pamatysit, padarysiu aš iš jo bombą. Bus tikrai įdomus daiktas. Tai jeigu dar neužsiprenumeravę, tai paspauskit subscribe. Jeigu paklaust kažko norit, tai irgi drąsiai klauskit, nebijokit ir durnų klausimų. Aš linkęs atsakyti, jeigu pastebiu užduotą klausimą ir stengiuosi neišsikalinėti ir nesityčioti. Palaikinkit. Jeigu pašėrinsit, tai čia iš vis bus super. Na tai susitiksim sekančiai serijai.